Paskutinis vasaros mėnuo apdovanos mus kūrybiškomis idėjomis, gausiu bendravimu ir skatins atsinaujinti. Rugpjūčio 11 dieną Merkurijus pagaliau išsisuks ir pradės judėti direktyviai. Todėl jam šiek tiek įgavus greičio, jau nuo rugpjūčio 15 dienos mes galėsime kur kas užtikrinčiau investuoti, megzti reikiamas pažintis ir pradėti naujus projektus. Intensyviausi periodai šį mėnesį bus rugpjūčio 6-12 diena, kuomet Marsas, jau judėdamas svarstyklių zodiako ženklų, sudarys opoziciją Saturnui ir Neptūnui. Tai rizikingas pakankamai laikas, konfliktiškas laikas. Galime šiek tiek pradėti abejoti savo jėgomis, iškils noras dažniau pasitarti prieš imantis veiksmų. Taip pat dažnai tokiu periodu suintensyvėja religinio pobūdžio neramumai. Tačiau, kaip atsvara šiai opozicijai, susiformuoja daugybė pozityvių aspektų, kurie padės mums konstruktyviai išspręsti vidinius prieštaravimus ar įtemptas situacijas atėjusias iš aplinkos. Dar vienas įtemptas ir dinamiškas periodas – tai jaunaties metas. Jaunatis įvyks rugpjūčio 23 dieną pirmame mergelio zodiako ženklo laipsnyje ir sudarys įtemptą aspektą su Uranu. Todėl rugpjūčio 22-27 dienomis galime būti šokiruoti ir net sukrėsti kažkokių naujienų, o mūsų pačių planai ir iniciatyvos gali įgauti netikėtą kryptį. Daugelio mūsų gyvenime įvyks svarbus ir gana netikėtas atsinaujinimas, kurio perspektyvą jau daug aiškiau mes pamatysime kitą mėnesį, 1 rugsėjo savaitę, mėnulio užtemimo periodu. Na, o smagiausias mėnesio aspektas – tai geradarių Jupiterio ir Veneros jungtis, kuri įvyks rugpjūčio 12 dieną. Harmonizuojanti, palaikanti ir visomis prasmėmis gydanti šio aspekto poveikį stipriausiai jausime rugpjūčio 11-14 dienomis. Susiradę savo astrologinėje lentelėje sektorių, į kurį patenka Vėžio zodiako ženklo 14 laipsnis, kur kas aiškiau suprasite, kurioje gyvenimo sferoje laukti gerų naujienų ir fortūnos bučinių. Nepraleiskite palankių progų, išlikite atviri, pozityvūs ir iniciatyvūs.